Sveiki. Prasideda naujas politinis sezonas Europos parlamente ir, žinoma, aš pasistengsiu, kad jums pateikčiau pačią įdomiausią, aktualiausią tą informaciją, kuri reikalinga, domina arba sukelia tam tikrų diskusijų. Ko mes galime tikėtis šį pusmetį, štai 23 metų pabaigos? Manau, kad vyraus trys temos. Tai pirmiausia, Europos ekonomika. Ką reikia padaryti toliau, kad ekonomika Europoje nestagnuotų, o, sakykime taip, bent jau rodytų atsigavimo ženklus. Kol kas nėra situacija labai gera, tą matome ir Lietuvoje. Čia susijęs klausimas ir su energetika, kaip ES toliau modeliuos ir įgyvendins savo energetikos politiką. Antras klausimas, tai žinoma, yra saugumas. Karas Ukrainoje tik patvirtina, kad kai kurie sprendimai jau yra priimti, juos reikia įgyvendinti, nes turiu pripažinti, kad, pavyzdžiui, amunicijos gamyba, taip, po sprendimų kol kas mes nepamatėme dar jokių rezultatų, o pokyčiai turi būti, nes situacija Ukrainoje nežada kol kas nieko ypatingai greitai gero, karas bus greičiausiai ilgas ir sunkus. Ir žinoma, į pačios Europos investicijos į gynybą. Atsiliekame nuo planų, atsiliekame nuo tų ambicingų, sakyčiau, iškeltų tikslų. Gražų žodžiai, mažiau darbų. Tačiau, jeigu mes kalbame apie saugią Europą, sukruskime dabar. Na ir trečias dalykas, žinoma, bus klausimas dėl ES plėtros. Tai yra dėrybos su kitomis valstybėmis, naujomis valstybėmis, ypatingai Ukraina ir Moldova. Ar ne? Kaip šis klausimas, kaip šitas paketas judės toliau? Štai išgirdome šią savaitę, kad Šarlis Mišelis, pirmininkas tarybos, pasisakė, kad iki 30 metų iš karto iš Europos komisijos pasigirdo, sakyčiau, tokie labiau pesimistiški vertinimai, kad nereikia kalbėti apie datas, reikia kalbėti apie procesą ir panašiai ir taip toliau. Reikia visko. Ir kalbėti, ir numatyti tam tikrus tikslus. Jeigu eini be tikslo, nueini niekur. Šią savaitę ES tęsiasi ganėtinai aštrus ginčas tarp, sakykime, kai kurių politikų, kurie oponuoja Europos komisijos inicijuotam susitarimui su Tunisija. Priminsiu, šiuo metu Tunisija tampa pagrindinė migrantų, nelegalių migrantų keliu, ar ne? Šiais metais jau virš 100 000 atvyko į Europą, kelis kartus augimas. Ir tai susijęs, matyt, su to, kad Tunisas pamatytas kaip mažiau stabilus kraštas, sienos apsaugos tarnybos Tunisijoje nelabai ką ir be padaro. Teko girdėti, kad visi sienos apsaugos laivai praktiškai negali funkcionuoti, kitaip sakant, neveikiantis varikliai arba pasenę arba panašiai. Ir mažai kam ten rūpi, ko gero tie visi dalykai. Jo labiau, kad Tuniso prezidentas Sajedas persėmė labai aštrią, sakyčiau, tokią nacionalistišką retoriką. Jisai kaltina juodosios Afrikos migrantus kaip norinčius pakeisti demografinę padėtį Tunise ir bando tai panaudoti politiniais tikslais. Susitarimas numato, kad ES sumokės Tunisui 100 milijonų, numatys dar 100 milijonų paramai ekonomikai ir 900 milijonų galimai prisidės prie Tarptautinio valiutos fondo bendros rekonstrukcijos programos. Kas mainais? Ar čia iš tikrųjų gausime to, ko mes tikimės? Diskusijos vyksta labai, aš sakyčiau, aštrios. Ne visus klausimus Europos komisija turi įtikinančius atsakymus, bet kalbėtis reikia. Ir tai dar vienas dalykas, kuomet, aš sakyčiau, ponia von der Leyen žengė labai drąsų žingsnį, nebūtinai pasitarusi su parlamentu ir kitom valstybėm narėm. Aš priminsiu, kad ją į Tunisą lydėjo du premjerai - Italijos ir Nyderlandų. Ar to užtenka turėti visokeriopą paramą? Aš abejoju. Net Europos liaudės partija, kuriai priklauso, aštriai kritikuoja ją. Kaip matote, sezonas prasideda su daugeliu ginčų, dar neišspręstų klausimų. Aš labai norėčiau, kad mūsų ryšys išliktų tamprus, kad jūsų komentarai, patarimai, klausimai arba net diskusiniai dalykai tikrai tarp mūsų būtų pastovus nuomonių pasikeitimas. Laukiu jūsų pastabų, visada tobulėti reikia, visada reikia koncentruotis prie rinkėjams svarbių klausimų tame tarpe
ir niekad nereikia prarasti to abipusio ryšio. Tikiuosi, kad šį sezoną mes liksime kartu. Na ir žinoma, štai penktadienis, mokslo metų pradžia, šventė, kai kam iššūkiai, kai kam apskritai naujas gyvenimo etapas. Tikiuosi, kad šiuo keliu mes žengsime kartu ir auganti karta dar bus smagesnė, labiau kompetitinga ir, sakyčiau, ambicingai vertinanti Lietuvos ateitį. Visiems mums sėkmės. Iki.